Sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra jau 13 antrosios industrinės revoliucijos serija. Ir mes esame dar 1.1 Minecraft versijoje, kaip minėjau, kas nežino, tai kelių dienų bėgyje čia išėjo Minecraftas versija 1.2 ir ne vis ten atsinaujina, tai 1.2.2, tai 1.2.3 ir taip toliau. Ir aš jums patariu neatsinaujinti, kadangi šitie modai tikrai naujinsis dar ne vieną savaitę. Gali būti 2 savaitės, gali būti mėnesį, kai kurie modai gali užtrukti net iki kelių mėnesių, kadangi priklausomai nuo kiek turi modų autoriai laiko tam skirti, kad atnaujintų. Plius nepamirškite, kad Minecraftas įgavo daug naujų tokių funkcijų, kaip tarkim aukščio padidėjimas. Anksčiau buvo tenai 64 blokai, liktais virš, ne, 128. Tai dabar jį padvigubino iki 2, 5, 6, atrodo, tai dar aukščiau, galėsit dar daugiau statinių padaryti, bet vienu žodžiu, apie visą tai jūs galite paskaityti pačiam Minecraft oficialiame puslapyje, arba pažiūrėti keletą video, kurie daro apžvalgas vanilla Minecraft'o. Aš nežinau, ar man verta būtų padaryti, jeigu jūs norėtumėt, kad aš padaryčiau apžvalgą, kas naujo 1.2 versijoje, tai prašykite komentarus ir jeigu tai surinks pakankamai laikų, bent jau tas komentaras vieno žmogaus, tada aš gal nuspręsiu ir padaryti versiją, o dabar grįžtam atgal prie savo modų, modifikacijų. Ir kaipgi aš praeitą kartą kaip ir per daug nieko nepadariau, čia buvau prisijungęs gal 10 minučių, na jau susirinkau keletą dažų, įdėjau keletą tų mechanizmų, kad išsikeptų, ne mechanizmų, ką nusišneku, lydinių, ir perdėjau štai va šitą sorting mašiną šiek tiek iš šoną ir visą šitą sieną su Philosopher's Stone padariau, kad pasikeistų iš cobblestone į paprastą stone. Taigi viskas per daug nesudėtinga, viską padariau, na dar šitą šiek tiek perstačiau. Ir dabar keliam jau prie dažų darymo, taigi aš jau buvau, kaip minėjau, kaip spalvas galite pasidaryti, tai tiesiog atsidarot savo šitą ir įrašot į paieškos laukelį paint. Ir tiesiog žiūrit, kokią spalvą jums reikalinga, tarkim, man reikia šviesiai žalios, spaudžiu R, žiūriu, kad nereikia šviesiai žalių dažų. Ir kaip gauti šviesiai žalius dažus, tai reikia kaktuso žalią spalvą, panaudoti su bone mealu ir gausim šviesiai žalią. Na ir tai viską, kiek jums spalvų reikia. Aš paskaičiau, kad man reikėtų kažkur 8 spalvų ir man reikia 8 kibirų. Taigi, aš esu sudėjęs šią receptą, esu paruošęs visus template'us, išimkim receptą, kadangi mane dėsina, kai jie atsiranda YouTube'ai, kaip screenshotai ten ar thumbnails. Taigi, man reikės 8 kibirų ir tikėkime visus gausim, taip yra. Ir dabar man reikia pasiimti flaxseedus ir reikia man visų spalvų. Taigi, man reikės, atrodo, po vieną spalvą, jeigu neklystu. Taip, ne, šito. Jo, reikės po vieną spalvą ir keletą seedų. Taigi, vieną šitą, vieną šitos, kaip čia yra, convenient inventory, šiek tiek kartais pjauna grybą ir dabar nepjauna grybą, bet šiek tiek mažiau negu inventory tweaks. Na, man asmeniškai yra patogiau, kadangi, kas žiūrėjo mane arba stebėjo paskutinės dienas, tai kai kada čia ketvirtadienį, penktadienį aš streaminau live streamą, kiekvieną dieną bent po kokias 5 valandas ar po 4, tarkim. Ir žaidėme su Dariumi arba Miner ir Craft, buvo šiek tiek ir Skrepis prisijungęs, bet jisai nežaidė, tik šnekėjo, buvo jo draugas DNB pasijungęs, mes linksmai šiaip pjovėm grybą, kaip sakant, kažką naujo bandžiau daryti ir nežinau, žiūrėsim, kaip šį kartą išeis. Šis video bus filmuojamas prieš live streamą, turbūt aš live streaminsiu, nežinau kokį game'ą dar. Galbūt kokį RuneScape, nežinau. Na, žodžiu, jūs turbūt jau šito nematys, kadangi aš šitą video surenderinsiu po live streamo. Taigi, iškart einam prie reikalą, reikės flaxseedų ir reikia įdėti po spalvą, taip, geltonas kibiras, raudonas, oranžinis, violetinis, juodas, mėlynas, žalias ir žydras. Taigi, turim visas spalvas, kurių mums reikia. Ir dabar grįžtam toliau, taigi pasidam flexus, daugiau ir nereikės. Kibirus galime visus padėti. Nors jau man iš tikrųjų to reikės, taigi bereikal aš jūs pasidėjau. Ir visi šitie kibirai, kai kurių spalvų mišiniai yra su Red Power 2 modu įsirašomi. Taigi, jeigu jūs turite įsirašyti tik Industrial Craft arba Buildcraft'ą,
Tai jums kai kurių spalvų gali nebūti, pavyzdžiui, negali būti indigo dye, tai kur čia buvo jie, tokie indigo dye. Jie pakeičia lapis lazuli ant šitų, taigi aš manau, kad lapis lazuli yra brangesni, todėl aš jų nenaudoju, bent jau stengiuosi vengti. Ir grįžtam atgal, taigi, panaudojam stick, panaudojam wool, štai šitaip, ir išgaunam 8 brush. Ir vieną iš jų panaudojus taip, tarkim, šitaip. Išgausim vieną šitokį, vieną juodą teptuką, įdėsim mėlyną, išgausim mėlyną teptuką, įdėsim žalią, išgausim žalią teptuką, įdėsim violetinį, išgausim violetinį. Na, aš taip su visom spalvom darysiu. Žydras ir raudonas. Ai, dar geltonas spalva. Fail. Jis nepraleido geltonos spalvos. Galvoju, kodėl man vienas teptukas lieka. Taigi, geltona. Praktiškai, kai jau turite teptuką, tokios būsenos ir turi dažų kibirą, tai jums daugiau spalvų tokių nereikės, nebent jūs ten sugalvotumėt N kartų dažyti arba labai didelės sistemas daryti. Ir aš tiesiog keletą jų tiesiog nusistatysiu savo į šitą į hotbarą, arba nežinau kaip čia pavadinti, toolbar, ir įdėsim tiesiog viską, ką mes turime, štai čia. Ir aš tai pradėsiu geltoną, oranžinę, raudoną, čia eina į tamsesnę pusę, mėlyną, žydrą, taip. Na, tarkim, bus taip. Na. Jo, taip, tarkim, bus. Ir dabar paprastai bus. Principe, aš pirmą pradėsiu nuo šitų savo čestų. Ir jiems reikės dar keletos vamzdžių, taigi fail. Turim keletą vamzdžių ir neturim. Ir reikia šiek tiek pasiimti cobblestone'ą, kad galėčiau dasikasti iki viršaus. Ir taip mes čia neturim. Na, aš stengiuosi maždaug išplanuoti viską, ką galima būtų nuveikti live streamo metu ar tai video metu, bet, kaip sakant, niekada nesi garantuotas, kad tau tai pavyks padaryti. Tie, kas mane žiūrėjote jau per live streamą, tai jums turbūt didžiai bent daugumai žmonių tai patiko, ten tiesiog, taip sakant, linksminamės, ateiname į keletos gerbėjų serverius, kartais gerbėjai ateina pas mumis, na mes ten tiesiog, sakant, turim smagų laiką, leidžiam smagiai laiką, streaminam, gaištam savo laiką, bet aš manau, kad tai yra verta. Taigi, iš pradžių sudėkim dar šituos. Kaip matot, šitie vamzdžiai susijungia dabar. Ir taip. Čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerai, 7. Ir aš tada juodą palieku. Juodą pasiliksiu štai tenai. Tam rūšiavimui. Ir dar reikės vieną spalvą pasidaryti turbūt. Na va, dabar turime, tarkim, tokią sistemą. Aš pasistengiau, kad būtų viršutinis vamzdis. Geltoną spalvą pažymiu pirmą. Antrą pažymiu oranžinę ir matot, kas su geltona, tai nebesiliečia su oranžinė. Paskui pažymiu šitą red power su raudona. Ir šitas vamzdis kol kas neturi paskirties, bet aš jį galvoju, ar man jį dažyti ar ne. Bet aš jį turbūt praleisiu ir tai gali būti žalia spalva. Man reikia cobblestone'o, kad užsiliepčiau vėl fail. Nu. Galų gale. Taigi, aš tą vamzdį tiesiog dabar gal numušiu. Kur jisai čionai. Tau nieko nebus, mes nieko blogo nedarysim. Gerai, šitas man nepatikau. Išmušėm to, ko neturėjom išmušti. Na, tokie būna minusai naudojant mining žulą. Jisai labai greitai ir labai daug blokų išmuša. Iš tikrųjų, kartais gerai, kartais blogai, priklausomai nuo ką tu žadi daryti. Kur reikia labai kruopštaus darbo, tai aš šito bent jau nepatarčiau daryti. Na va, turim dirt. Turim šitą, pažymim. Ir sudėkim dirt. Žodžiu, nesilauk. Neįdomu. Taip. Ir dabar man reikia 5 ir dabar toliau dažysim visą.
šitą reikalą. Kaip matote, ten tievą dažiau geltonai, nudažiau oranžinę spalvą, nudažiau raudoną. Ir dabar liko kitos spalvos, žalią išimu kaip tarpinį variantą. Tiesiog, na, kaip aš šias spalvas rušiuoju, nėra skirtumo, jūs tiesiog svarbu, kad prisimintumėt vėliau, kai darysit, aš taip padarau lengviausiai, kad prisiminčiau, ir kaip matot, ne vienas vamzdis su šitais tarpusavį, kai yra nudažyti, nesiliečia. Tačiau, jeigu įdėtume juos tarpinį variantą, jie susiliesų, tai yra paprasta tokį vamzdį. Taigi, toks ir buvo principas mano, kad jie liestusi, ir iš tikrųjų mes gal šitą vamzdį galėsim gal išvengti ir čia pratęsti ją apačią, na žiūrėsim kaip išeis. Ir atrodo kol kas viskas, bent jau su šitom spalvom. Kai reikės, mes dar čia grįšim. Jeigu reikės. Tai va. Ir dabar toliau einam prie kitos pusės. Taigi, kaip minėjau, kas žiūrėjot mane jau nuo pat pradžios, arba kai aš pradėjau tą sistemą ir aš ją labai ilgai tiesiu kažkaip užbaigti, reikėtų man iš tikrųjų viską per vieną seriją. Taigi, ten yra filtras, jisai filtruoja viską, kad ištrauktų iki čia. Ir nuo čia eis arba į vieną pusę, arba į kitą pusę. Taigi, į šitą pusę eis visi daiktai, kurie turės būti, čia pasakyti, išrūšiuoti. O visi kiti eis daiktai štai čia. Ir aš dabar galvoju, kaip man čia nustatyti, kad nereikėtų dar kelių spalvų daryti. Taip, jeigu čia spalvą nudarysim, tai tiesiai eis iki... Jo, darysiu čia juodą. Taigi, čia bus juoda spalva. Tai čia nustatysiu, kad visi daiktai, kurie nebus paminėti šitoje mašinoje, tai bus šitas maudas. Ir čia reikia nustatyti juodą spalvą. Čia atrodo ganėtinai juoda. Jo, nu tarkim juoda. Tai va, visi daiktai, kurie bus štai čia nudėti, jie bus štai čia. Ir jie paleisim iki štai, va štai šitų vamzdžių. Ir dabar reikia prisiminti, kas eina į kurį čestą. Taigi, ir jų reikės kiekvieną įtemą iš kiekvieno često, kad paskui nustatyti šitą sistemą. Ir taip, iš tikrųjų gal kartais reikėtų šitą, nežinau net. Na žiūrėsim, blogiausiu atveju mes keletą kartų perdažysim, kaip čia išeis, dar man reikėtų daiktų susirinkti, kad įdėti viską. Ir čia turėtų keliauti viskas, kas bus maseruojama, kepama, panašiai. Taigi visokios ores, irons, irono, nežinau, silver, deimantai nebus, maždaug tipo tokie. Ir dabar sudedam viską, ko mums reikia. Taip, na atrodo visus panaudojom. Ir dabar taip, pasiemu aš, taip, neturim į vienos rūdos. Na, cobblestone, dirt ir sandą mes galim tikrai čia siųsti. Ir smooth stone galėsim čia siųsti, man rodos. Taigi turim visų bent po vieną. Yra 5 ir man rodos rūšiavimo mašina tenai atskiria 5. Ir kokia ten spalva buvo, aš jau pamiršau. Fail. Rūda žydra. Jo, žydra. Tai gerai, dabar perskirstysim į štai čia. Čia bus, tiesiog šito neliesiu. Taigi žydra spalva. Įdėsim vieną dirt, įdėsim vieną gravel, įdėsim vieną sand, įdėsim vieną stone ir įdėsim vieną cobblestone. Taigi va šitas visas laukas bus grinai skirtas žydrui. Ir man reikėtų iš tikrųjų čia nurodyti, kad kurie visi nebus nurodyti, jie keliau štai čia ir čia bus išrūšiuojami. Ir čia reikia nurodyti, kad default root, jeigu neranda jau šitoje sistemoje pažymėto, tai čia bus tamsiai mėlynas, violetinis. Patikrinsim. Čia bus violetinis. Grįžtam čia ir nustatom violetinę spalvą. Šita bus. Taigi, vėl, čia tarkim, ko šičia neras, tai jie keliaus jau į violetinę spalvą. Ir taip pat čia reikia nustatyti, bet čia nustačiau, kad default root bus į šitą. Taigi,
visi daiktai, kurie netilps, štai čia nebus pažymėti, jie keliaus į juodą ir per juodą keliaus į štai šitą sistemą. Ir tiksliau, per juodą spalvą keliaus iki šito aparato, kur šitas išrūšiuos antrą kartą. Taigi, iš tikrųjų taip yra padėta, kad išvengti tam tikrų nesusipratimų. Ir mes dar eisim šiek tiek kasinėti. Ir aš dar iš pradžių noriu susirinkti keletą itemų iš kai kurių čestų, kad galėčiau maždaug toliau pratęsti savo rūšiavimo sistemą. Taip, na tikrai galim paimti deimantą. Galim paimti redstone'ą, galim paimti glowstone'ą, galim paimti lapis lazuli. Ką čia dar iš maininimo tokių kaip ir nieko, bet aš galvoju, ar man dėčiau visokius barus. Iš tikrųjų vietos yra, ne? Kol kas vietos yra. Tin, paskui copper, bronza. Refined uranium, nu jų tiek daug negausim. Šituos. Ir iron. Galvoju, gal užteks, o gal ne, nereikia, nežinau, įsivaizduoju. O gal tik vairinius, ne, bronzos mes neiškasim, čia mes jie nebent patys pasigaminsim, išgausim. Tin, copper šitie gali būti, silver gali eiti ir ironą. Jo, mes šitos galime išgauti iš tai čia, kur bus išmaseruojama viskas. Ir reikės nustatyti dar vieną aparatą, kuris išrūšiuos visą tai. Bet dabar keliaujam štai čia. Žalvoju, kaip man čia padarius, gal šitos juodos spalvos čia ir nereikia. Nežinau, kaip man čia padarius. Jeigu šitos neįdėsim, tada reiškias... Principė, tai ko šitas aparatas neranda, jis siunčia juodą ir juodas antrą kartą išrūšiuoja. Bet jeigu mes čia įdėsim, tarkim, noriu iš karto tiesiogiai išvaryti į čestus, tada jau nebesigautų to. Dar reiktų aplinkui varyti. Tas būtų šiek tiek problematiška. Nebent padarytume šitai, bet tada negražiai bus, kadangi viskas bus išoriai. Nežinau, žiūrėsim, kaip čia mes galim padaryti ir neturi mano tasai. Šito neturėjo būti. Laukit, aš cobblestone'ą ten įdėjau, atrodo, ne? Štai čia cobblestone'as įdėtas, gerai. Na tai, žodžiu, tasai išrūšiuos į žydrą viską. Į žaliam keliaus, tai tiesiog čia kažką nustatysim žaliu. Ir viskas kitas turėtų keliauti į kitas spalvas, į kitą spalvą, bet... Man rodos, aš čia nepaliksiu šitą. Ne, va, kaip man čia geriau padarius, jeigu šitą juodą pašalinam. Jeigu šitą juodą pašalinam, tai viskas, kas čia netelpa, turėtų čia nueiti. Tada taip darysim. Ir viskas, kas nėra čia išrūšiuota, neturi reikšmės tada. Ir viskas, kas čia nebus išrūšiuota, keliausia violetinė. Na, gal taip veiks, tikėkime, kad veiks. Taigi, į žalę keliausia visokios rūdos, nežinau kiek reikės, bet tarkim paliekam 2. Ir dabar taip, man reikia, kad visi keliautų, pirmas čestas yra geltonas, taigi šitas bus geltonas ir šitas bus geltonas. Taigi, deimantai, redstone'ai, glowstone, lapis lazuli, šitie tikrai garantuotai, paskui goldas, copperis, tin, iron ir silver, bent jau šios turim tokius itemus, tai jie keliausia į tą čestą. Toliau į antrą čestą yra visokie į oranžinę spalvą keliauja, kas keliaus vienas rubber, cable, čia visokie appetite, koala keliaus štai čia, arba coal, bronze, na, kabeliai, kuriuos dažnai naudosim, gali keliauti tikrai čia. Ir kol kas mes nieko per daug neturim čia, ką įdėti į vėl. Čia viskas dar mes čia rūšiuosim, ne vieną kartą, man rodosi, ten buvo oranžinė spalva.
Taigi tikrai keliaus štai šitas, tikrai keliaus štai šitas, tikrai keliaus rubber. Taip, na, įdėkim, tarkim, šitą ir dar taupom vietos tiems kabeliams. Jie dar gali nebūtinai, mes juos pasistengsim jų nedaryti. Pasistengsim tokių kabelių nedaryti, kad nereikėtų. Ir paskui raudona keliaus tikrai, keliaus basalts ir keliaus marble, bet marble paprasto bloko dabar neturim. Tikrai keliaus ir šitas. Brass ingot, rubies, nikolite, sapphire ir štai šitas keliaus. Tai štai tikrai. Tuos, kurie tikrai keliaus, tai juos įdėsim iš karto, tai čia kas be ko. Taigi štai čia keliausim, tarkim, nežinau, ten buvo raudonas spalva, atrodo. Jo, atrodo. Taigi tikrai ten keliaus rubis, tikrai keliaus safyras, tikrai emeraldas, tikrai nikolite keliaus, basalt ir turėtų keliauti marble su... Mes jį padarysim dar, tarp kitko, cable. Dar marble reikia pasidaryti. Ir marble mes išgausim iš paprasto transmutation table. Valiau, kad jį turim. Kažkas dar man patarinėjo, kad aš pakeiščiau viską. Ta prasme, aš tikrai galėjau jį pakeisti visus atgal ir panašiai, bet, nu... Koks iš to principas, kad... Ta prasme, atnaujinčiau viską. Galima būtų atnaujinti, bet aš... Kažkaip to vengiu, nežinau. Ir neina vėliava atnaujinti. Na, pamėginsim šitaip. Reikės iš kažkur marble gauti dabar. Tai žodžiu, reikės marble, nes atgal niekaip neišeis. Taigi, reikia prisiminti marble. Galim dar šitą įdėti. Ar galim įdėti ten? Dar galim ten įdėti. Na, galim iš tikrųjų ir šitą įdėti, nes vis tiek mes darysim tokią sistemą, taigi anksčiau ar vėliau. Taip, taigi įdėkim štai šitą ir įdėkim vieną štai šitą. Juos tikrai dažnai naudosim. Į žalę tai į va šitą ir čia man rodos aš lime green nustatęs. Jo reikia tamsesnės žalios. Matot, tamsesnė žalia. Į ją keliaus visokios rūdos, nežinau kiek jų bus, bet aišku galim būtų skaičiuoti, bet, nu, tingiu. Ir toliau viskas, kas čia netelpa. Kas čia netelpa, turėtų keliauti, kur nėra spalvos, taigi tai ir būtų va štai čia. Tikėkime, kad taip suveiks. Ir ko mes čia nesame įdėję, na, tarkim, šitą. Reiškia, jums visiems reikėtų suteikti redstone signalą dabar, na, testuosim paskui. Jeigu ką, viską perdėlėsim. Taip, į žydrą jau nustatęs, kas keliaus, į mėlyną. Į mėlyną wood, šiek tiek šitų, gali sticks keliauti. Tikrai šitie keliaus. Redstone torch gali keliauti tenai. Kas dar ten gali keliauti? Nu, daugiau turbūt nieks nekeliaus. Taip, tenai kokią aš sakiau, mėlyną tamsiai atrodo. Tamsiai mėlyną, tai šitas ir redstone toršas. Na ir į violetinę, tai keliauja kas nori. Na, atrodo, spalvom bent jau kol kas sužaidėm, kol neturim resursų pilnai. Ir dabar reikia žaisti su kitais aparatais. Ir kaip man čia išplanavus geriau, ar iki čia viską tempti, ar iki ten. Galėčiau iš tikrųjų iki... Man reikės iš pradžių kelių aparatų, reikės kelių maceratorių ir galim iškart gal jas pasidaryti, kaip manot. Ekstraktorius jau nebetelpa. Electric furnace.
Oi, ne čia. Kaip būtų gerai, kad jau ta veiktų sistema, ne? Tai čia. Paskui... Paspaudžiau lau. Gerai. Taip, mes esam štai čia. Šitų rubber tikrai reikės nemažo kiekio, taigi nekreipkite dėmesio. Ir man reikia, taip, 2 maceratorių. Ir čia vienas kompresorius ir taip. Maceratorius, žiūrim kaip jisai veiks. Taip, 3 flinto, keli cobblestone, tai 6 flintai, 4 machine blokas elektroninė mikroschema. Taip, flintas atrodo bus čia ir mes turim tik 2, tai reikės pasiimti iš šito. Taip, jisai išmokęs yra, gerai, kur mano line staras, reikės, turim 2, 3, 4, 5, 6, daugiau kol kas nereikia, mes 7 pasimkim apdruk. Apdruk prireiks, taip, paskui mašinį bloką, reikės 2 mašinių blokų, reikės ironą, ir man rodos ironą, fine ironą. Neturim, ir reikės 2, tai bus 16. Ir aš tada paimsiu dar keletą deimantų. Ir mes juos ištransmutinsim į normalų iron. Ir gerai, kad mes galim tai padaryti. Nustatom ironą kaip tikslą ir pasiemam visus, kiek turim. Ir dabar kuris mano electric furnace. Taip, iš 8, tai 24, tikrai 302 galim įdėti keptis. Nes tikrai bus bent keletas aparatų, kuriuos darysim. Ir elektros turėtų užtekti pakankamai. Tai... Ir dar kartą pasikartosiu, tai yra 1.1 versija, ne 1.2, taigi į tai būtinai atkreipkite dėmesį, kai jūs kažką darysit ir kol kas ant 1.2 to neišeis pasileisti modų, taigi dėja. Tai dabar bent 16 reikia mums. 16, dar 16, viskas, turim 16. Iš jų 16 pasidarom keletą šitų mašinių blokų. Ir dar reikės 2, norint pasidaryti elektroninių mikroschemų, tam dar reikės kelių kabelių, jau 12. Užtek šitų, reikia kiek redstone. Ir dabar einam keliam čia. Įdedam vieną čia, dar vieną čia įdėsim. 2 čia, 1 čia, 1 čia. Ir įdėsim štai čia palieka tegul. Taip, dabar turėtų užtekti. Tai 2 mikroschemos. Mikroschema čia atrodo, paskui mašininis blokas štai čia. Kitą mašinį čia įdėkim. Šiek tiek cobblestone. Įdėsim štai čia dar ir ant viršaus eina flintas. Kiek teisingai prisimenu, gali būti atvirkščiai. Panašiai. Taigi 1, 2 maceratoriai. Turim maceratorius, juos reikės pridėti tenai apačioj, tai bus vieni pirmųjų dalykų, kuriuos įdėsim. Kaip man čia dabar taip protingai padarius. Taip, žinau, kad į viršų įeina ir mes iš priekio arba iš galo išimsim. Taigi, tarkim, pastatom maceratorių štai čia. Gali būti laikinas šis statymas, gali būti jau ant visam. Taigi, pirmiausia, aš juos gal darysiu, nežinau, kaip čia padarius. Tarkim, vienas čia, kitas čia. Ir taip. Jie eis per viršų, daiktai eis štai čia, ir kurie išmaseruojami eis iš šono eis jau turėtų eiti tą sistemą, kurią mes vis dėlto miršom padaryti. Taip, štai čia turėtų eiti. Tarkim,
Bet tam aš galbūt panaudosiu galą, tikiuosi, kad tai veiks, nes aš noriu juos paslėpti daugmaž tos vamzdžius. Ir gali tiek padėti dar vieną sorting mašiną štai čia dėl... Ai ne, tiksliai, pamiršaugi. Pamiršau vieną smulkmeną, taigi iš maceratoriaus turėtų eiti tiesiai į šitą, į indukcinės krosnis, kurių man reikės taip pat 2 ir indukcinės krosnis tai šiek tiek brangiau kainuos. Vėl reikės keletas mikroschemų, reikės elektrinių furnace ir elektriniam furnace pasidaryti vėl reikės kelių refined iron. Taip, turim 3 paprasto irono turim, reikia šiek tiek cobblestone štai čia. Ir taip, pasidarom keletą. Vieną, 2. Taip, užtenka. Dabar įdėsim vieną krosnį štai čia, apdėsim su paprastu ironu. Išgausim 2 krosnis tokias. Dabar reikia šiek tiek tin ir tin yra štai čia. Dėkim štai čia. Labai geras dalykas, kaip pripranti naudoti štai šitą crafting table arba projekto stalą ir taip, vienas čia ir man reikės 2 baterijų. Viena baterija čia, paskui 1, 2, 3, fail. 3 šitie ir 1 krosnis ir turėsim... Ką aš dirbu? Aš darau generatorius, kurių man visiškai nereikia. Iš iron furnace reikia padaryti elektroninę furnace. Ir kad tą padaryti reikės redstone ir elektroninės mikroschemos. Taigi šiek tiek nusigrybavau. Ir net ne šiek tiek. Pasiėmėm cobblestone, pasiėmėm kopą. We need some copper. Taip, štai šitaip. Ir vienas, 2 mikroschemų. Tik to dar keletą pasiimkim, apdruk, paskui pritrūksim. Taip, įsidėjom viską štai čia, grįžt galima atgal sudėti. Taip pat turim tuos, 1 furnace čia paliekam, čia po 1 redstone ir ant viršaus 1 mikroschemą. Turim 1, 2 ir dabar jos yra naudojamos su copper ir advanced mašininiu bloku, kad padaryti induction furnace. O advanced machine blokas tai yra advanced alloy ir carbon plate. Na, advanced alloy kaip išgauta aš jums to jaus parodysiu. Tai reikės taip. Šiek tiek refined iron, reikės bronzos ir mes nei to nebeturim, neturim jokių resursų šit. Taigi aš tada turbūt rauksiu šitą video. Ai, ne, dar galim vieną dalyką parodyti, tai galų galėgi sulaukiau. Ilgai laukiau. Tai sekančią kartą mes pasidarysim induction furnace ir dabar jau turim pakankamai Mobius fuel, kad galėtume padaryti dar vieną dalyką. Taip, įdėkim štai, crafting table geriau paprastas dėrės. Taigi 1 dark matter, apdėjus jį su Mobius, tai yra ne Mobius, o Eternalis fuel. Išgaunam red matter ir red matter įdedam į transmutation table, kad jis išmoktų ir matot kiek energijos pas jį. Ir dabar reikės man jau pasiimti viską, ką turim. Laukit, štai šitaip turėtų būti, atrodo. Ne, šitaip. Taip, ir numušam apatinį bloką, pasiėmam savo tą, patikrinu, ar aš jį buvau įdėjęs štai į transmutation table. Šiaip tai leidžia išmokti, leisdavo bent jau anksčiau, įdomiai. Gerai, tiek to įdėsim kolektorių, įdėsim red matter ir jį turim apdėti su šitais. Štai šitaip ir gausim kolektorių Mark 3. Tai yra 3 pakopos kolektorius ir tai yra greičiausias kolektorius, kurį įmanoma išgauti. Ir kaip matot, skaičiukai tiesiog jau didėja iš nežmoniškų greičių ir turim daugiau vietos čia. Taigi,
Iškart įdėkim tikslą. Ir sudedam visą redstone, kurį turim. Kol kas nereikės, vis tiek aš to eisiu maininti. Ir taip, taigi, šį kartą tiek, video apie 35 minutės. 14 serija turėtų irgi pasirodyti čia dienos arba kelių dienų bėgyje, žiūrint, kaip jūs surinksite vėl laikus. Nepamirškit, kad jeigu norit sekančią dieną video, tai turit video praeitos dienos surinkti nuo 800 laikų. Ir tai aišku vėlgi yra laikina, ne pastoviai bus, paskui žiūrėsim, gal didinsim, gal mažinsim, gal dažniausiai live streaminsim, žiūrėsim, kas jums labiau patinka. Taigi, su jumis buvo Mr. Distro ir į sekančių susimatymų. Ate.